galbūt tau nebus progų, tikrai, kada tau viešpats pasakys, tikrai gali būti, tikrai. Suprantat, bet tikrai tai nėra mūsų ta kryptis, nėra to, ko mes laikomės. Krikščionis gerą turi eilutę užsirašiusi. Negyvenkime taip, kaip šauna į galvą. Krikščionis, negyvenkim taip, kaip šauna į galvą. Koks viešpats paprastas, kaip man patinka su juo turėti reikalą. Ar šiandien Jėzus ir viešpats yra tavo tikėjimo viešpats? Ar Jėzus yra tavo mąstymo viešpats? Ar Jėzus viešpats yra tavo poelgių viešpats? Pasirinkimų viešpats? O tu renkiesi apsukti, apgauti ar būti sąžiningu? Ar jis yra tavo viešpats? Ar jis yra viešpats tada, kada tu prieini prie gerybių ir tu pirmas ten ir visus nustumi, nes viešpats tau leido? Ar tu užleidi tą, kuris sako, imkit jūs, aš paskui. Viešpats pasirūpins manim. Vat mūsų kasdienybė. Pažiūrėkit į save. Pasverkit save. Bažnyčia, pasverkit save. Ar jis yra tavo viešpats tavo santykiuose? Su vaikais, su vyru, žmona. Ar jis yra tavo viešpats? Ar tu sudėjai visas viltis į jį, kad jis tavim pasirūpins? Ar tu jau eini ir kolioji po miestą, nieks manim nesirūpin ir aš niekam nereikalingas? O kas nors tau yra reikalingas? Ar tu bent vienu pasirūpinai, bažnyčia? Ar tu bent vienam katinėliui, ar paėmei katinėlį, tas, kuris išmes prie konteinerių, ar paėmei šuniuką ir priglaudė jį? Pradėkit nuo to, nes gyvulius yra mylėti paprasčiau. Yra, suprantat, nes jis su žmogumi yra, jis nieko nešneka, jis viską valgyti iš šilumos, su žmogumi reikalų. Pradėkim nuo gyvulėlių, nuo šuniukų, nuo kačiukų, priglaudėjai. Štai mūsų tikėjimas, kur turi demonstruotis. Žodis mus mokina. Kuo jis mokina? Keistis. Kaip? Į ką? Į tą. Palikti seną mąstymą. Kokį? Imk. Ir prieiti prie to. Duok. Man. O! Ir kada jau tik tai. O man. Iškart save stop. O gal duot norėtum? Kodėl aš sakau, o gal tu ką nors norėtum duoti? O man, gal tu norėtum ką nors duoti? Nieko neturiu. Morką turi namuos iš daržą, atnešk morką, man atnešk morką. Pamatysi, kai bus reikalų, kai reiks morką atiduoti ir už dyką. Ir dar tam, kuris turi morką. Aš kalbu iš patirties, bažnyčia. Aš nekalbu iš oro, aš žinau, bet jeigu tu nepradėsi iš ten, kur tu esi šiandien, tu niekada nenueisi ten, kur tu turi būti. Pradėkit nuo morkos, nuo petražolės, pradėkit nuo katinėlio. Nereikia nuo gigantinių darbų, nežiūrėk, jeigu aš turėsiu milijoną. Pradėk nuo to, dalykis. Romiečiams 12:2, paskaitykim raštą. Bus mąstymo namuose, ne? Ką daryti su mumis? Jūs esat pajėgus, jūs esat imlus, jūs jau esat tiek šiandien išlavinti, kad jums čia yra kaip saulėgrąžas gliaudyti. Nieko, tu į ką čia? Štai ko raštas, štai mano pabaigai žodis toks. Pirmas žodis pradžioj buvo, Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo sūnų. Ir Dievas myli pasaulį ir mes turime mylėti pasaulį. Pabaigoje sakau tą, nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą,
kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Kam pasikeisti, ko mūsų senas mąstymas buvo prastas? Todėl, kad viskas, ką kalba, man, dėl manęs, pasaulis sukurtas dėl manęs, bažnyčia sukurta dėl manęs, pastorius dėl manęs, viskas dėl vyras dėl manęs, vaikai dėl manęs. Pasikeisti, atnaujintami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, bažnyčią. Nepakeistų mąstymų. Senų savo mąstymų mes net negalim suvokti. Neįmanoma suvokti Dievo valią. Neįmanoma. Nes mūsų senas mąstymas tik tai į save ir prie žemės. O Dievo mąstymas viskas atiduoti ir į dangų. Štai Dievo mąstymas. Atiduoti. Juk netgi šiandien Dievas atiduoda mums save kaip? Šaukia, ragina, primena, atiduoda save, dalina kaip duona. Juk raštas sako, Jėzus, gyva duona, jis atėjo ir dalina save, ir mes laužom. O mes irgi turim dalinti, ką turi, ką turi, tą ir atiduot, ką turi gerą ir atiduot, paleisti. Kaip, visai, ieškok būdų. Būk tas, kuris nori būti tuo įrankiu Dievo rankose. Ir tada suprasi, kokia Dievo valia yra tau konkrečiai. Dar vieną, užsirašykit vieną eilutę. Mes esame, užsirašykit, čia labai yra iš keletą raštų vietų. Aš irgi čia išsirašiau, čia ne mano sugalvota. Aš esu žemėje, galbūt rašykim, krikščionis yra žemėje, svečiai yra ateiviai. Aiškiai raštas sako. Žemėje svečiai yra ateiviai. Tačiau lieka gyventi pasaulyje. Tačiau aš lieku gyventi pasaulyje, krikščionis lieka gyventi pasaulyje. Ar spėjat? Tačiau lieka gyventi pasaulyje. Nes nors atsisakė pasaulio aistrų, jie turi teisingai ir maldingai gyvenčiame pasaulyje. Taip, brangiai, žodelis turi. Šiandien, aš galvoju, mes turim jau teisingai suprasti, ką reiškia turi. Aš privalau, aš noriu ragauti to, kas yra Dievo man skirta. Yra dalykų, kur aš nebesvarstau. Teisingai ir maldingai gyventi šiame pasaulyje, nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje. Nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje. Ar mes spindime? Ar mes spindime tarsi žiburiai pasaulyje? Ar suspėjot? Kas nesuspėjo, paskui dar tau aš pat. Ar suspėjot užsirašyti? Štai koks mūsų pašaukimas, bažnyčia. Nesuspėjot. Nusirašysit viens nuo kito, jo. Negyvenkite laikydamiesi šio pasaulio papročių. Negyvenkite. Nesielkite, kaip elgiasi žmonės, nepažįstantis Dievo. Nes raštas sako, nesielkite, kaip elgiasi pasaulis. Aš sukonkretinu. Nesielkite, kaip žmonės, kurie nepažįsta Dievo. Nesielkite, nesivadovaukite. Nes jie nepažįsta Dievo. Pas juos iškreipta. Bet žmonės mes turime mylėti.
Pasaulį mes turime mylėti. O čia ir užduotis - gyventi pasaulyje, bet ne, kaip čia pasakyti, mes buvome pasaulyje, bet nebegrįžkime. Nebegrįžkime prie pasaulio papročių, nebesivadovaukime pasaulio prioritetais, nebesivadovaukime taip, kaip jie vadovaujasi. Jie pilni baimių, a Dievas mus išvaduoja iš visų baimių. Jie nekenčia, o mes turime mylėti. Jie vagia, visom prasmėm, laiką, dėmesį, ten viską kitą, o mes turim dalinti. Net neprašant. Ir pabaigia viskas. Noriu dar vieną žodį ir viskas. Hebrajams 4:12 mes mėgstam cituoti. Mes mėgstam šitą rašto, Dievo žodis, kaip dešmenis kalavijas, prasiskverbė. 4:12. Hebrajų 4:12 šitą rašto vietą turi žinoti atmintinai. Dievo žodis gyvas ir veiksmingas, kaip dešmenis kalavijas, prasiskverbė iki kaulų smegenų ir teisė mano širdies sumanymus ir motyvus. Jis teisė. Ir šitoj vietoj žodis graikų kalboje teisė reiškia kritikuoja. Bažnyčia, tave Dievo žodis kritikuoja. Ir pagal tą kritiką, kur man diskomfortą, man nepatogu, aš galiu atsinaujinti, aš galiu permastyti. Jis mane kritikuoja, Dievo žodis tave kritikuoja. Ir tu gali ką pasikeisti, pertvarkyti, peržiūrėti. Jis nenuteisė, brangiai, jis nenuteisė Dievo žodis, jis kritikuoja. Skirkim dalyką, kritikuoja ir nuteisė. Nuteisė reiškia viskas, tau šansų nėra. O kada kritikuoja, aš galiu pasitaisyti, aš permąstysiu ir aš pasitaisysiu. Dievo duota jėga ir įžvalga. Amen. Amen. Būkim tie, kurie leidžia Dievo žodžiui mumis kritikuoti.